Sveiki, esu kineziterapeutė Aistė ir norėčiau trumpai papasakoti apie alkūnės srities skausmą ir kaip kineziterapija gali padėti. Lateralinis epikondilitas dažniausiai pasireiškia dėl per didelės dilbio tęsiamųjų raumenų apkrovos, kuomet ilgą laiką yra atliekami tokie pat, nuolat pasikartojantis riešo tiesimo judesiai, pavyzdžiui, žaidžiant tenisą. Todėl ši liga dar yra atpažįstama kaip tenisininko alkūnė. Kineziterapijos programoje svarbiausia akcentuoti dilbio bei riešo raumenų tempimą ir raumenų stiprinimą. Ūmioje fazėje, kada yra jaučiamas didelis skausmas išorinėje alkūnės srityje, yra rekomenduojama atlikti tik tempimo pratimus. Ištiesiame skaudančią ranką, delną nukreipiame žemyn, su sveika ranka pakreipiame delną link savęs, kol pradedame jausti tempimą alkūnės srityje. Šitą padėtį laikome 30 sekundžių. Jeigu tempimo neužtenka, galime suspausti kumštį, pakreipti į save ir laikyti šitą padėtį taip pat 30 sekundžių. Pratimą rekomenduojama atlikti 3 kartus po 30 sekundžių keletą kartų dienoje. Atslūgus skausmui, be tempimo pratimų į programą galima įtraukti ir jėgos pratimus riešo bei dilbio raumenims. Raumenų stiprinimo pratimams yra reikalingi svoriai. Galime naudoti hanteliuką arba buteliuką su vandeniu. Dabar labai svarbu pratimus atliekant, kad dilbis būtų stabiliai padėtas ant kieto paviršiaus. Paimame svarelį ir nuleidžiame riešą žemyn. Iškvėpimo metu keliame svarelį į viršų. Įkvepiame, iškvėpimo metu keliame svarelį į viršų. Kitas pratimo variantas – apsukame dilbį ir nuleidžiame svarelį žemyn, įkvepiame, iškvėpimo metu keliame svarelį į viršų. Nuleidžiame, keliame svarelį į viršų. Pratimą rekomenduojama atlikti abiejoms rankoms po 10-15 pakartojimų kasdien. Dar vienas pratimas. Šitam pratimui taip pat yra reikalingas svarelis arba gali būti naudojamas netgi ir plaktukas, kad svorio centras būtų šiek tiek nutolęs toliau nuo riešo. Žastą fiksuojame prie liemens, alkūnę sulenkiam 90 laipsnių kampu ir pasukame dilbį į išorę, pasukame į vidų. Vieno judesio metu įkvepiame, kito judesio metu iškvepiame. Pratimą kartojame 10-15 pakartojimų keletą kartų per dieną.